Taigi, gerbiamoji publika, turim balandžio 6 dieną šiandien. Balandžio 12 jau turi būti treniruoti. Tai čia yra 6 dienelės. Iki tol, kol Volvo turi būti ledinė. Nėra taip. Konkrečiai nėra taip. Tai aišku, visą laiką viską pasilikau paskutiniai minutiai. Ir dabar speedruninsiu Volvos paruošimą driftui. Bet aš nežinau, kodėl aš save taip baudžiu iš tikrųjų gyvenime. Aš negaliu atsakyti tiksliai. Bet kažkoks tada vis tiek yra toks, žinai, biški toks esi privers pamąstyt, biški taip aktyviau. Kažkaip taip gaunas. Tai žodžiu, šiandien turėjau planų, visas liūtus yra nuim, žinai. Turėjau planų bėti, čia tą dūdą naują veirinti, čia huliu, maliu. Nebus taip. Tai padarysiu tiesiog laikiklius normalius, naujus. Nes nebeturim virinimo aparatą garaže. Tai negaliu suvirti naujos. Tai nieka, bus tokia kokia yra, nieka nepadarysi. O toliau dar reik pasidaryti, tada reik laidus susitvarkyti, nes kur yra po kapotu tie šitie babinos laidai, kur yra daryti panoramos aikšteliai. Nu, neidėliai ten, neidėliai, tikrai galim geriau padaryti. Gale, kur siurblė laidai yra tokie nefaini iš tikrųjų. Nu, kur įsivaizduoju, kad gali techninė komisija taip pačiai sakyti, ką tu čia kurva. Tai norėčiau, kad neturėtų galimybių, kur... Nu tai važiuok! Jo, nu. Sorry. Tai vat, ir jo, yra biški darbelių. Kažkaip kažką pasidarysim. Let's come on, yeah. Vat kas man duos jėgos. Smart post. Nu, kiepkis į vidurį. Pažiūrėsim, ar mūsų vyrai yra žiauriai stiprus. Ne, virviai, biški. Aš slystu, blėt, neturiu. Mes mašą tempiam. Gerai. Va, bet nepajudėjome į biškę, ne? Aš manau, reik ant 3, žinai, tokį baisų pistel, tokį kur... Jo. Žinai, kas idealiausia būtų? Vienas kalą, 2 tempia. Bet čia, matai, vat, iš karto paimk ir pisk. bet mums ne tik čia, mums svarbiausia, žinai, kad vat, iš čia išsitrauktų jisai. Po biškį, ne viską iš karto. Nu taip. Su saiku. Palauk, o davai girdi pastumėm Volveką į priekį, kad būtų ant asfalto. Jo, biškį daugiau stimiau bus. Nu dabar vis tiek mėštinu. Padangas tai. Aha, dar paslikė. Palauk, Ai. Eik tu naftu. O, yra. Kur mo cigaretas? Palauk, Antras bandymas. Viens. Nesunku. Čia su mašina reik pys, bet daugiau šansų, kad tiesiog nutemsi mašiną, o ne... Jo, o Lukui gali patraukt Jerisą. Jo. Su mikrutė pysi vaizdų? Jo. 4%. Dabar įtemps, žiūrėkit. Įtempia. Gerai, laikyk įtemptą. Anu žodžiu, va tokia varkė. Išstovėsiu, ne? Išstovėsi, bet jeigu šaustas, kad lysta mašinas, tai ir tau galinį langą gal šauti. Dabar tik klausimas, ar pasitikėsi savo savirinimo... Yra! Eina. So safety is number 1. not priority. Šalmą užsidėsi? Davai. Va. Nekartokite to namuose.
Ui, visą Volvo nutempiai. Bet gerai, toliau varyk. Dar visą Volvo nutempiai. Šiauras pasidavė. Bet gerai suvirna reiškia. Gerai susivirna, nu. Nes biški paėjęs, tai biški turi... Jo, biški čia atlinda, čia jau tarpiuks yra bent jau. Nu tai gerai, tai taip. Davai, parsitempė mikrą. Ant rankinį. Tuo. Jo. Labai negerai. Gal biški duok. Slidoka. Dabar tik viršai čia. Taip. O grandinės neturim kokios? Vėl. Trūko tiesiog jau per tą viengubą vietą. Galima išniurčiauti įsidai, bet... Tai pizė tam šniurčiai. Pagal grandinę turėtų įvykti, bet gerai viską rizika daugiau. Ne, gero. Apsauga padaryta. Blės vėzilį šiandien. Žodžiu, turim trečiadienį. Treniruotės yra penktadienį. Tai jau yra trečiadienio vakaras. Volvo dar yra be duslintuvo. Bet, žodžiu, geros naujienos. Turim padangų. Iš padangos 123, žinoma. Tai į Nissan Micro automobilį telpa, nu čia yra 300, telpa 8 padangos. Ar 16. Džiaugiuosi šituo faktu. Tai vat. Ačiū Simai, maladiec. Padangėlės atrodo gerai. Tikėkimės, kad vels man tas padangas ir važiuos taip, kaip noriu, kad važiuotų. Viskas zybys. Tai žodžiu, o dabar čia turim Volvo. Tai Volvo yra reguliuotas kampas, kad būtų vėl vietoj. Viskas su šituo kaip ir zaibys. Tai va, žodžiu, dabar einu, užsidėsiu duslintuvą. Va, duslintuvo dalis. Kokie klausimai jūs kamuoja? Kur myžalą dėt? Aš irgi noriu. Šiaip, žinok, modė, aš tai dedu taip, va čia, va. O jeigu tenai, va ten, kur tas tojus. Kur? Matai tenai tų statybininkų. Aš nežinau, ar ten galima eit, bet gali bandyt. Gerai, einam. Noriu pamyšti, dar įkrist alaus ir tada dirbt. O tau būtinai alaus reikia, kad dirbt. Čia taip rankos dreba. Modestai! Bet čia irgi geras gabalas, tai. Ne, bet mums reikia kapitonų. Kas šiaip vyrina tą kompą? O, filmuoji tikriausiai. O! Puška? Gal? Imk, biškį pašnekėk, papasako, ką veikit čia. Ką veikiu aš čia? Sveiki! Surinkinėjom, kad padoriai biškį atrodytų. Nebūtų čia laidų baisiausiai po kojom va tokių kušių. Nu, pačiam būtų malonu. Prasiurpsim, pravalysim. Ir taip. Gazuosim. Dar šiandien dar chuja darbų. Reikia duslintuvą pasibaigti. Tada užsikurt, pasišildyt, test drive'as. Į antifrizą pasikeisti į distiliuotą vandenį, nes tikrai hebrai nesinori antifrizą papilt ant trasos. Nu čia vdruk. Ir tada taip. Sveiki.
Sveiki, geramoji publika. O, Jėzau, čia palauk. Nežinau, labai keistai rodo man. Vienu žodžiu. Ruošiame lenktynėms automobilį. Nežinau, kuriuo modu, žinau, filmuoji. Paprasta. Paprasta? Tai va, pašviesk. Imsim lempą. Vienu žodžiu, Daučionas dabar. Va taip va, suviržiniai savo važiuoklę. Virinam dūdą. Nu kaip, ten priekį, čia va tokius laikykus padarom. Čia. Šito tai nesumovėm. Bet... O gal bokai? Tikrai. Aš manau jo. Bybė, aš dėjau kurvą, dabar aš tuo vėlos, tai tikrai ką nebekeisiu. Kurvą, nes neturim suvirinimo aparatą, tai virinam su mano senuoju kurvą piderastyje. Padarysiu paskui kadrų senojo piderastijos. Viso aš nachonio kurvą, bet ten yra, ta prasme, sadomasochizmas, kurvą tikrai neturiu tiek kantrybės. Tai va, ir čia vat padarėm tokio vat. Ten tiesiog viduj vamzdis. Tada čia Daučionas vat su inžinieriavo tokį dar. Bet iš peties keliam. Nu, Kėbus kelias. Kėbus kelias. Čia kaulai. Aišku, vibruos. Bet biški taip. Nieko tokio. Tai va, vienu žodžiu. Čia nežinau kas. Bledo, pamatai, kur raktas kabo. Matau. Ai, puška. Atnešiau. Tai va tokie updeitai iš Volvo dalykų ir palauk. Ai, reikia nufilmuoti su kuo virinam čia. Ei, sveikinam rytą. Va. Jeigu uždėtum ant copyright, man copyright. Privedi žodžią, gauni copyright. Dar nematyta. Senas Olkečkenas. Naujas. Turbo. Jo, čia Modestas irgi tvarkė dalykus, valė viską, pucino, bet aš tas pats tai mursis. Ko tu mursis mane? Tas masė, bet nerūkyti. Šitos nedėt sąja tau. Čia, žinok, sulaužysi. Jeigu gaunas, tai dėk. Tai ką, plius minus važiuoklę, saloną susitvarkėm, važiuoklę susiveržėm, dabar reikia užkurt, prisivarėm į kroną, baudžiūnis jau piktas, pavargęs. Gavėsi galva iš Volvo. Gavęs. Eik tu, 16 voštų! Kas čia atsaksi? Davai, jungiam, užkursim, užkuriam, darom test drive'ą, prašildom, keičiam antifrizą į distiliuotą vandenį ir varom namo. Rytoj iškraunam šmutkės ir judam į Šiaulę. Vyksta gyvybė. Taip yra suteikiama gyvybė. Užsikūrė. Taip, turim patestuot va Olkečkenas kaip veikia. Bet biški pučia išmetimas, ne?
viešpatį. Blet, bet ar jūs nepavyzdit baudžiūniui? Pažiūrėkit, kokios gumos. Kokios gumos prisipirkęs vaikinas iš padangos 1, 2, 3. O dieve, o dieve, o dieve. Sukibimo raketai. Wow, wow. Padangos 1, 2, 3. Valgau kebabą. Ir varom test drive'ą. O geras kebabas. Volvo, pagreitas. Baudžiūnį, blet, sankabas nepijau. Degalinė. Baudžiūnis. 98 buvo. Šį kartą už 98 Kebabas irgi geras. Komentarą. Volvo nėra niekur pasiruošus driftui. Realiai. Treilina kurva vis dar. Nu bet dabar aš tikiuosi, kad benzą užpylėm ir viskas bus zaibys. Čia kaip yra mimai, kai kažkas neveikia. I know what's wrong with it. Ain't got no gas in it. Nu iš to, ne? Arba muzoną reikia pagaršinti. Įsitip. Nes tam padovai kurva trenkėse veiks, visą laiką veiks, blet, tik valą išvažiuosiu ir užtreilės. Aik, tu kas ten agurką pametė? Ką agurkas dara? Ant sėdynės agurkus kų dara? Prisipirko, blet. Saldainių. Все, varom. Ui. Nu ką, gerbiamoji publiko, ko čia turi? Fake Rafaelo? Kitty Crunch. Ir siem upo. Buvom degaliniai, nuspirkam siem upą. Nežinau, aš ten prieki keli ir karts nuo kartą pamančindavau. Nu, kletnis dar laikysios. Bet atsigavo ar nichuja? Kaip ir jo. Nu, laikotės? Jo. Sveiki, gerbiamųjų publika. Yra diena ketvirtadienis, rytoj penktadienis, ruošiam Daučioną išvažiuoti. Bet pakeitėm oro srautą, purkštukus iš tos Volvos, bet tai kas vyksta? Kodėl? Karočią, pakeitėm purkštukus ir oro srautą tam, kad sudėt stokinius. Su tais purkštukais, kurie, yra drift spec, belekiek duoda daug kūro ir dėl to yra nenormalios sąnaudos. Man dabar reikia važiuoti savo chodu į Šiaulius, kas yra žiauriai brangu. Tai galvom pasikeisim į stokinius. Idėja. Reziume. Karočią, sukeli kūras slėgį ir jisai nukrenta. Tada pradėjom žiūrėti laidai, karočią, kai yra šitų, ant įsiurbimo kolika yra minus laidų. Tuos laidus prisukinėjant, jie, kad ir išjungs degims, jie caks relę. Ta relė, kur yra šiaip šitam, kad apsukas rodysiu, nes įsidėjau Wasted Sparką, kuri turbūt vapšie nesusijus konkrečiai, bet kažkuom yra susiję ir iš po šitą nesukeli kuras slėgį, karočiai. Bet kuras slėgį sukeli ir nukrenta. Tai arba kuras slėgį reguliatorių pyzdė irgi. Bet kaip jis galėtų taip staigiai užsipyzdinti?
Negalėjo. Nežinau, karočią, mistika nahui, tai kol kas taip šviečias, kad net nebevažiuoju šiandien. Nuvažiuoju šiandien, bet po 12 važiuoju, to prasme, kad jau su kitos dienos vienadieniu techu. Nes šiandien tiesiog nebespėsiu per šią parą nuvažiuoti iki Šiaulių, nes dabar yra po 9:02, šios paros yra likę 2 valandas 18 minučių, kelionė iki Šiaulių normaliai važiuojant trunka 2,5 valandos kažkur. Tai viskas, tiesiog nebespėju ir kad neieškot nahui kelių be radarų ir hujomojo važiuoti legaliai, važiuosiu rytoj, viskas, kol kas tiek, einam ieškot, kai bus informacija, subdeitinsim. Update'as iš Volvos, vienu žodžiu, važiuojam į tas drive'ą. Karočią, ten su tais purkštukais, kai buvo ir visais kitais dalykais, tai galimai sudegė komps daug. Negalimai jos sudegė komps. Tai kadangi aš irgi turiu Volvo, tai paėmėm, čia tamsu visiškai. Neturiu skopas švies, bet aš irgi turiu Volvo, tai iš mano Volvos paėmėm kompą, 2.3 turbinį, įdėjom, viskas važiuoja, tai važiuojam pažiūrėti, kaip važiuoja. Žodžiu. Blet, hashtag reikalai, tai jau tikrai reikės daryti kurvo merčą. Tai pala, sakėm, kad sudeginom kompą, ne? Mano originalų. Tai sudeginom. Pabandėm pravažiuoti su Uzakovo kompu. Važiavo, bet riebiai iš pradžių, po to kaip ir pasirogliavo, bet žodžiu, pašnekėjom su srities profesionalais ir gausiu monetizą. Ne. Ir žodžiu, pašnekėjom su profesionalais, sakė, kad reikia šitą mikroschemytę pakeisti. Nes mano 2 litrų turbo kompa yra biškai kitokia negu 2.3. Tai dabar su šituo turėtų būti viskas ahuienai. Teoriškai. Tai žodžiu, o komps tierdos labai nesunkiai, va čia tokie. Op. Pideriukai va tokie užlend, juos po to. Kaip nuotrauka rėmelį. Jo. Pakeist. Ne, su kažkom dailiau reikia. Power on. Pirmas kūrimas. Paduok gaziuką biškį. Nu? Sveiki! Yra biški valandų jau, man atrodo, po pirmos. Tai Volvo važiuoju, viskas su Volvo okei. Baudžiūnis dabar mano vairo traukęs vamzdelius nusprendė, kad reikia nuardyti nuo mano. Vairo kolonkės, atsiprašau, biški pavargau. Tai nes ten labai daug tepalų. Aš kaip ir galėčiau pabandyti parodyti, bet nežinau, kas matysis. Žodžiu, atrodo, kad po lietaus grįžom. Tai ten žiauru. O dabar va tokios machinacijas vyksta, bet Parašau, atsisuku. Bet man dabar galvoju, kuri yra man šito probleminė, bet jisai kad išsimautų, jis neišsimau, nes trukdo tas vamsdėlis. Nežiūrėk, jisai, matai, jau yra atsisukęs. Čia yra daug šūdo, aišku, bet žiūrėk, jis yra... Taip, matau. Bet jisai... Ai, bet jie susipynė. Jis yra tie giliai. Aš vahuje su kuro nuvolvo, kodėl taip reikėjo padaryti, negalėjo tvarkingai padaryti. Tipo, Rear L for Volvo. Man nieko nesirema, pabandyk prilaikyti. Prilaikyti kiek stipriai, kaip, Konkrečiai. į kurią pusę. O, atsuka. Uhu. Jo, gerai viskas, ačiū. Tai visi atsisuka.
Tai reiškia buvo visai gyva dar. Tavo, tai čia yra idealios būklės. Jo. Vamzdukai. Aš tau suorganizuosiu, atpirksiu vis tiek naują. Nu, arba vis tiek, aš turiu ir tokią nautą, kad dėsiu kažką jau po to kito į šitą zoną Volvos, tai... Čia galėsim sudėti. Nu, žodžiu, biščiai esam jau pavargę, užsipysę ir... Kulia, žiūrėjau. Čia kur pirmą atsukau, tai kito. Ir, nu, lipdom toliau Volvo, kad išvažiuot būtų galima. Sulipdysim, na, viskas yra padaroma, reikia norėti, o mes... Kaip ir norim, bet kaip ir jų pasirinkimą nebeturim, nebenorėt. Man yra toks, kad aš ne tai, kad noriu padaryti Volvo, aš tiesiog nenoriu nuvilti visų žmonių, kurie prisidėjo prie šito, kad aš važiuočiau. Ir tada, žinai, pasakysi, nu, blėt, turėjau šiaip aš tą kurvo kolonkę, vamzdelius galėjau pasikeis, bet nepasikeičiau, nahu, biški tingėjau. Galvau, gal pohui bus. Tiesiog nebebūn jau, ai pohui, kurvo reikia pasidaryti, bet yra galimybė. Tai va toks mano mąstymas šiuo metu. Bet čia, kadangi taip, kurvo jos praeiti, čia kai reikės įdėti, tai... Kad tik nereiktų vėl išjungti. Nežinau, kas lengviau šiaip yra, ar visą kolonkę pakeisti, ar tos vamzdelius. Nes aš atsimenu su šitais įsdakiai visus klaidėjau. Ant tiek, kad aš nenoriu jo žiedauti. Nežinau, ką čia galim pakomentuoti. Yra po 3:39. Tai realiai už 10 valandų turi būti Šiauliuose aikštelėj pasiruošęs. Volvai sugalvojom, nu, žodžiu, Volvai buvo, kad leida stabdžių stipriaką, aš net nebepašneku, kurvo. Vairo kolonėlės, karočią, leida šlangutę, nes po to radom, kuri trūkus viską. Nes mes ją išsiėmėm, norėjom pakeisti iš Uzakovo zapasinės tos kolonkės. Ir kurvo ne tik kas reikės, kas per huine, nahui. Arba ten net ne Volvo kolonkė. Pavyzdžiui, kas darau? Ką? Kas darau? Kaip bandėm staisyti? Tai bandėm tada apstaisyti. Tai apliejom lydomų metalų. Čia buvo toksai paskutinė, ką mes galim padaryti. Ką turim? Ką turėjom. Žinai, kad nelikti toj vietoj, kad gal ir turėjau galimybių, bet nepadariau. Aišku, galbūt buvo protingiau pamiegoti valandą, pusantros ilgiau. Net, protingiau tu buvo... Švies. Protingiau būtų buvo šert su bumbu kurvan. Tai žinai, čia tipo. O mes protingai nesielgiam. Tai žodžiu, nu tai viskas. Vis tiek dabar susikraunam Volveką. Ratus, donkratus, hujomojo visą, ką gali reikėti. Rytoj nuo ryto, nuo 8 atsidaro Alts, iš karto važiuoju nusipirk šlangą kitą, žarną, vamzdelį. Jeigu turės ir tai kurvo, taip gali būti. Jeigu neturės, jeigu neturės, tai turėsiu tuos galiukus vis tiek. Tai aš juos tada nešios šalia į servisą, kad man užvalcuotų. Gal jie turės valcavimo aparatą. Nu karočią, tai vat rytoj nuo ryto reikia išspręsti šitą bėdą. Tada reikia išimti atgal vėl. Ne, tai nebe taip, aš jį rautinsiu. Rautinsiu per apačią tiesiai į viršų. Paprasčiausių metodų. Įdėti jau bus paprasčiau. Pasidarysiu ilgesnį, žinai. Ir tada aš jį tokį, kur bus per ilgs, gyvatį išraitysiu, žinai, kad būtų plokštesnis, tipo, kad paslėptų viską.
Žodžiu, vat tokie yra reikalai šiuo metu. Esam biški gal pervargę ir nusivylę gyvenimu. Lengvai. Nu. Bet prieš pirmus didžiuosius renginius su hidraulika yra problemos. Prieš Matsuris ankavos tas kurvo vamzdėlis dabar stipriak. Tai vat, žodžiu, pasimatom kitam kadre. Man tai bus pamegojus, jum tai bus vadaba. Ai, ble, gerai, gerbiamoji publika, turim po 8, kurva, kiek mes čia turim, po 8:53. Grįžau namo po 5 biški, užmigau kokį 5:30, nes kurva kaip visada, kad ir koks esi pervargęs, drebantis, užmigt neužmėgi. Karočią, atsikėliau 7, prabudau pradžiai 7. Pasidariau kavos, kol pritrauks dar pamegojau. Biškiai rezume per ilgai viskas gavos, negu būčiau norėjęs idealių variantų, bet ne idealiam pasaulyje gyvenam. Žodžiu, beveik 9, nusipirkau iš Olto stabdžių vamzdėlį Kemcimų. Idealių variantų, jisai man tinks rėgis ir aš jį ras sudedu 10 minučių fiks. Kits variant, susipirkau vamzdėlių sujungimus, palieku originalius tuos galiukus, karočią per sujungimą dedu naują vamzdėlę visą vidurį, bam, fix, visai pretty fast. Jeigu ir taip netgi ne, tada nuo to tą vamzdėlį kurva užvalcuoju tuos savo senuosius kurva užsukimus, sorry fūra, ne. Tuos senuosius užsukimus ir turiu, nes valsavimo aparatą nusipirkau. 3 yra, ble, būdai, kaip išspręs šitą nahui nesąmonę, visus aš juos dabar galiu padaryti. Iki kol pradėjau filmuoti šitą video, toks buvau. Bet prisiminiau, kad darau video gerbiamai publikai nahui ir energija grįžo. Visam nestabdom, karočiai, nes čia pizda bus. Ei, blėt. Kurva. Nu ką, gerbiamoji publika, nahui. Atsiprašau už visus keiksmažodžius šiaip visam šitam video, bet čia yra nauja šlanga, kuri nėra ideali, bet čia biškai palenkiam. Kurva veikia jinai, nahui. Veikia. Kurva, aš prie šito šūdo pisuos belie kiek valandų jau. Ir jinai veikia, karočią, viskas. Vėluoju, karočią, dabar yra po 10:19. Tai viskas, jungiu šviesas, rakinu garažą, leikiu Šiaulius, ne apie tai, ką važiuosiu, biški važiuosiu pagal eismą greitį normaliai. Viskas, paliekam būstinę po 10:21. Pilna padangų, čia visur šmutkės, visur viskas užkrauta. Vairs kol kas sukiuojas. Biški pavažiuosiu, sustosiu pažiūrėti kaip tas skystis. Bet panašu, kad važiuosim. Aš galvau, kad kelionė į pirmą Matsurį buvo įtempta. Ne. Pasakysiu taip. Jeigu kas galvojat, kad #Volvo niekada nemirs yra tiesiog skambus posakis, jūs labai klystat, nahui. Tai ši yra realybė, ši yra faktai. Tai aš šiaip labai džiaugiuosi, kad išvažiavau sukinėjęs mašiną veikia. Vairs biškai sunkiau sukinėjęs, nes tas vidinis diametras to vamzduką, kurį įdėjau, tūriu yra daug mažesnis tiesiog. Tai jeigu per šitą visą savo nesąmonę sukrisiu kolonkę, tai žinosim dėl ko. Bet šiaip overall važiuoju tą mašiną ir viskas yra normaliai. Ir nahui, esu pavargęs šiaip žiauriai. Reikės tuot nusipirkti Red Bullaus in kalt. Ir viskas bus gerai. Tai dabar išvažinėsiu iš Vilniaus, Baltic Petroleum dar stosiu greitai
Grinai ant išvažiavimo. Sustoju, pasižiūriu, ar viskas tikrai normaliai. Turiu pasiėmęs darbininką kostiumą, jeigu ką galiu. Viską galiu padaryti vietoj, va čia, va. Nahui, nėra. Limitai yra tik tai, ką mes patys susigalvojam. Iš tikrųjų, imi ir darai, nahui, ir viskas pavyks. Esu nulėkęs pusę kelią. Šiaulius. Karoči, tai kas nežiūrit, kas nefollowit mano Instagramą, tai gailėkitės, nes ten yra didžioji dalis informacijos, live, storiukai. Bet žodžiu, dabar pravažiavus apie 8 kilų, mano kuro sąnaudos buvo 22 litrai 100. Nu tai plius minus. Pašau nahui, nu kas čia dar? Va dėl to ir norėjau vakar pasikeisti krūštukus, kad būtų ne tiek. Bet nuo vilką ant meškos, tai sakoma. Nes dabar, kai sėdėjau kitą kompą, dadu kaip. Šiaip kurą mišinį dabar kai žiūriu apie nuo 14,5 iki 14,8. Tai geras. Jis važiuoti. Volvo šiaip, tai buvau sustojusi vienu metu. Tai biški, buvau antifrizą dar piliu. Vienu metu. Tai vėl biški leida, žinai. Nu, bet čia visą laiką. Jis turi savo tą normą. Kiek jam reikia, tada nebeleidžia. Tai nusileis vėl, kiek jam nereikia. Gerai. Mano stipriaką šlaputė neleidžiu. Šiaip tepalą tašką per galvos kampą. Tai va, o šiaip dabar prisisukau turbaką. Beveik visiškai užsukau ten ketvirtadalį. Kad nebūtų gerai užvaršti. Tai iki 0,5 man atrodo, va, čia mes kitai, tai jo, reikės atsukti. Nes, blėt, prieš tai buvo vieną barą man būtė. Ir iš būtų vieną barą, nu tai va, per paskutinį NCAM man būtė 1,2. Buvau taip pat reguliavęs. Dabar užkuriu vieną. Blėt, biški padidinau 3,5. Tai kad po to mašinų ir vis tiek 1,5. Bet čia lagin mano tas kontrolės. Tikiuosi, kad dabar kai užsukau iki galą, po biškį atsuksiu ir atsisuksiu kiek reikia. Tai va, žodžiu, kol kas šiek tiek šinių važiuojas normaliai, biškis kol nugarą faktas. Ir taip, ir anai bandau sėdėti ant vapšį. Galvoju, kelionį nepatogu. Jis yra skirtas tam, kad gerai laikytų trasą. Aišku, čia nuo vapšį yra patogu. Tai tiek, žodžiu, let's come on, važiuojam. Ant tiek lėkiau, kad net nespėjau pafilmuoti. Žodžiu, esu Šiauliuose, permontavo 2 padangėlės, kad iš karto turėčiau kur lėkti, yra be 22, iki 2 yra registracija. Bet spėsiu nuvažiuoti ten, ant minučių, bet spėsiu, nes dar į kurą užsipilti. Tai pizda, nu kurą suryje šitą kelionę, tai konkrečiai. Bet nieko nepadarysi. Tai viskas, žodžiu, pasimatom trasoj, lėkiu, skubu, varau. Tai žodžiu, laukiam eilėj prie starto. Nu čia kurvas, šiaip tai sumaištis. Iš tikrųjų, renginys yra sumaištis. Bet nieko, kažką suvažiuosim.
Manau, kad vėlė sankaba. Nu ką, darbiniam outfitukė, kelia mašiną. Taip, kada mes čia pradedam? Dalis keliauja, bet turim beveik 8. Baudžiūnis, Šiauliuose garaže, prisiminimai. Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo ko viskas prasidėjo? Taip, tai pasikelia mašiną, kad galėtume patogiau palyst ir lupam dėžę. Nu, kapitonas. Aš norėčiau pabandyti su puška atsukti. Eik, ne iš ten atėjai. Iš kito galo ateik. Tavo kiaušai suplyšę. Kaip jaučiatės? Dasikasėm iki sankabos. Smirda? Smirda. O ką, turim kokią situaciją su sankaba? Bet vieną varžtą, blėt, reikia atsukti kažkaip. Vienas varžtas jau buvo iš po mūsų keitimo toksai, nežinau kodėl mes įsukom tokį už prasuktą biškį. Kur tos žvaigždutės tavo? Tuo, va čia, va. O, ble. Va, pagavai. Tai žodžiu, Modestas čia šiaip aktyviai labai jau supykęs pisą tvarko. Malačius. O, vat. Žodžiu, sankaba. Plaktuką. Tuoj. Sankaba jau tuoj važiuos į Šiaulius iš Kauno, iš Giedriaus, kaip visada, Giedrius maladėts, ačiū. Le, einu plaktuko ieškoti, nes modė mane su mano galva sukals. Kur dabar rasti plaktuko šitam garaže, ką? O, vat. Ne, reikia didesnį ieškot. Yra didesnių. Sudraškė. Ne, naktį. Dėlis, ne, Volvo. Net mano taip nepadaro mašiną sankabą. Video. Prašom, operatorius. Jau galima, ne? Jo, davai, žiūrėk, storiuką padarom. Jau rodo. Jau rodai. Lauk. Modestai, kaip jom įspūdžiai Volvo, kaip Volvo dėžė nusiem? O tai jau nuo turbos būna. Bet žiūrėk, bet kita pusė. Bet iki kniedžių. Ir mėlynas, parkas. Karoči. Sudėvieta. Bet pohu šiaip lygus dar. Kaip tu manai, jeigu pis kitą diskelį tiesiog. Nu šitą jeigu perskinėdit, pavyzdžiui. Manau, jam čia jau ragas. Daug man nufotkinti, aš įmėsiu Volvo čia. Gerai. Kodėl? Ką čia veikėt? O, neblogai, ne, tai Darbų inspekcija? tikrinam darbus kaip čia, kas? Jūs čia tokia drifterija, ne? Čia spėsit, nespėsit, pasiruošę, žiūrim kaip čia, kas. Modestai, Turbo, viskas. koks yra progresas? Vendam. Lys. Progresas. Va. Laukiam iš Kauno viso seto. Sankabos diskelis, smagratis, diskatorius. Kraunam atgal. Kiek turim valandų? 10? Aišku, dar aišku. Aišku, dar buvom pavalgyti. Aha. Porą valandžių tik iščiukom. Pirmą kartą Sankabą keitėm 2 dienas. Neskubėdami. Padarėm. Nieks nesisikinėja, ten pizda. O kiek kartų reikėtų gubernijos spalvom dar padaryti vidakų, kad pradėtų sponsorinti? Negalima, tu geri alkoholinį rašo, kiek čia. 6. Čia ir problema, dar tu alkoholinį.
Bent jau persipaturiu. Sveiki, gerbiamoji publika. Sveiki. Na kągi, sveiki gerbiamoji publika. Gerai, pasakyk, sveiki, gerbiamoji publika. Gerbiamoji publika, sveiki visi. Luka, pasakyk, sveiki, gerbiamoji publika. Sveiki, gerbiamoji publika. Na kągi, gerbiamoji publika. Taigi, gerbiamoji publika. Ne, tas na kągi toksai yra. Na kągi, gerbiamoji publika. Volvo nesikur. Volvo niekada nemirs ir dabar irgi nemiršta, nes va. Gražiai tai nesu. Taip, ne, taip su rankartas. Vyksta judesys. Kaip visada jaučiu paskutinę dieną prieš varžybas, kurios vyksta rytoj. Vyksta dalykai, kaip visada, va. Kryžę turim. Šiandien. Jau šiandien. Jau už... Kada Daučionai važiuoji tu? Tai 11 pirmą trefkę, man atrodo. Už 11 valandų važiuoti. 10 gal. Situacija tokia. Čia. Angratį dedam Vimasi dabar. Atvežėm iš Kauno. Ačiū Giedriui. Čia va. White Volvo garage. Dažė dalykus visokių. Žodžiu. Volvo neblogai pakoregavo jo miego režimą. Aš taip įsivaizduoju. Volvo taip pakoregavus miego režimą, kad 2 valandas į parą yra Decent amount of sleep. decent amount ir... Va čia atvaistai. Nuo nemigos. Gira. Gubernijos. Jo, tai... Reikia taip žiūrėti, kas čia vyksta. Situaciją pakomentuokit. Bloga. Tai mes debilai, tai ką daugiau. O fu, kūro kaip smirda ta šaiba. Prisišykę jie ten po to savo. O čia kaip? Mūkai. Modės bučiukai kamerų įtė. Modestas tik bezdaliuką gali. Nu, davai, šviesk aš taip taikau. Nieko nematau. Oi! Jis ten lempą ar tas makratį dedat? Ai, čia kokia lempa faina. Nu, pabandyk. Plekšt ir va. Palaikymo komanda. Jau. Stovim maišomės. Baudžiunis pyks, kad čia nesąmonį prifilmavau. Bet mes atvežėm detalių. Nu, aš tai save atvežiau. Atvažiavo pamiegoti. Į Baudžiūnę viešbutį. Baudžiūnio mamos nakvynės namus. Čia Baudžiūnio mama kokius kepė ir tortus. Yra kur alaus nusipirkti tokį laiką. Baras koks. Čia šiaip alaus buvo. Nori? Nori alaus? Atpalvom pistrį. Kaip prisuks, smagratį gali paprašyti. Jau bus biški vibe up. Spirits ar Pačiam kažkokia reikia, žinai, pačiam palysim. Bet ten 3 blėt mašina, taip ir ten kas veikia. gali šiaip prigult ir sakyti, a galima Praktą palaikyti. Kuprinykė kokią. Merai, kada aš sugalvojau, meras, Bet senai. Lukas, Man tai Jack Stanas labai patinka. Ką padaryti? Lukas editas. Nu. Jack Stanas patinka? 4 netgi. Nu, o ką? O tu galvoji? Kur terkšlė, blė? Oi, tai viršus buvo. Reikalų ministras Modestas. Pasigavo? Tai gerai, aš girdėsiu už žvakę. Nu, kurva. Kas yra? Išpiso jau. Orgau, blė. Nebedaužo alus. Nebedaužo jau. Žiauriai daug jėgų atė, mano stamina mažėja kebra. Šiaip tai, vat, uždėjom smagratį, diskelį, diskatorių.
Modestas čia profesionaliai newtonmetrinę bickę veržė. Bet labai geras kadriukas, žinau, kai tu čia taip suki. Žinau, gal netgi tam neilą šausiu tokį. Nu, ne visą, bet dalį tokia sukarpyta. Važiuos. Kiek valandų čirkai? Pusę pirmos. Pusę valandos turi modė. Ką baudžiūnį darom? Važiuojam tas raidą pagaliau, kaip mūsų nauja sankaba. Kiek valandų turim? Turime po 2:25. Tai gerai, bet realiai, jeigu nebūtumėm valgę, kimarinę su meru. Jeigu nebūtumėm kimarinę, tai būtumėm tikrai per kokias 3 valandas pakeitę nuo širdaus darbo. Tai... Nu ką, davai, važiuojam. Davai. A ne? Jo. Labai tiek. Gerai. Viskas kaip ir gerai. Nu, tarsi. Tai... Labas rytas, štai ir aš. Ir vėl važiuojame į gonkes. Žodžiu, biškį pamiegojom, biškį pailsėjom tipo. Ir važiuojame lenktyniauti, varžytis į didįjį drifto atidarimą. Važiuogi! Ne, tai galvau, gal pas mus kaip ir jie, aš neikė. Karočią, aš taip važiuoju, modė taip važiuoja. Žodžiu, kai visada niekas neaišku. Wow, oh my god. Nu, kaip gražu. Tai dabar jau skaitaus lenktynininkas pats. Taip smagu, kai velia. Gerai, ne? Pis barnauti čia. Pis, lengva. O, žinok, net nereikia, viskas gerai. Biškį pašildyk, bus geriau, pamatysi. Tai prieš važiavimą patį. Tiesiog iš vietos daugiau užsivelsiu ir tiek. Nu, nereikia leisti. Ne. Kol kas pabandom dar taip. Gerai. Labą dieną, kaip Gero. sekas? Tai ble, dabar pirmas ranas tik buvo, tai žinai. Tik sankabos vėl girdėjau tą grūp, kai buvo praeitą kartą. Važiuok, kol išvys. Gerai. Jie šitą nesam. O kaip atrodė? Ką? Čia tipo, blėt, nesimato tų pointų, kurva. Žiūrėk,
tai nesimato. Tai tą ir noriu pranešti, kad turi darytis koliukai yra. Tai juos su akim, su mintim pasidaryti savo. Bet šiaip viskas gerai, man labai patiko tavo čeisas. Tu toksai mažam kampe, buvo gerai, tik tai apsisuko. Ir aišku, tavo padangos dar tik iššyla, realiai tau reiktų burnautą padaryti. Bet matėjai, tenai, kai jisai sušila iš vietos pirmų ribotkę. Gerai. Girdi, kažkas toks jausmas, kad po kardanų kažkas tuk daužo. A ne? Blet, nu kažkas kaip... Ta plokštelė, kur vakar varžtas nulūžo. Pasikelsim, pasižiūrėsim. Labai gerai, Baudžiūnė, kol nesusisakai, tai labai gražu buvo. Ai, taip ir reikėtų? Jo. Nu tai tenai Tai užsikamp. da biškį kairį ilgiau pavažiuok ir ten Aš nežinau, iš anksčiau tą posūkį dešinį paim. Nes tu taip ir tada... Per staigiai, ne? Nu, ir kairę dėl to ir daugiau. susisakai, daugiau iš anksčiau išvažiuok iš to klipino. Aha. Iš to klipin boksą anksčiau išvažiuok į kitą pusę ir persimas. Okay. Biškį tam pasistatyk ant rankinę. Ir tada išvažiuok. Blet, aš to antrą klipin boksą, Nu. aš jo ten į pradžios, į pabaigos Nu tai iš nematau. maždaug. Geras ranas. Panašiai kvalas važiuok, bus zaibys. Pasidaryk bagažinę, ar ten neleidžia benzo, nesmirda benzo. Va čia būtų kvalifikacinė. Tai neužilga kvalą. Žodžiu, biškiai jaučiu spaudimą, kaip sakoma, nes, nu, paskutiniai ranai iš jį buvo tikrai neblogi. Žinau dar ką galiu padaryti geriau, tipo, bandysiu dabar padaryti geriau, faktas. Bet šiaip Hebra ką sako, kad jeigu taip suvažiuoju, kaip buvo paskutiniai ranai, kad praeinu kvalą.
Tai taip šnekė ir Šiaulių meras Žygis Buožius, ir Simonas Ivanovas, ir mūsų chebra. Tai, blėt, spaudimas, iš tikrųjų, tai spaudimas. Bet nieka, nu taip, o ką, tiesiog važiuosiu, suvažiuoti taip, kaip važiavau praeitus ranus. Gerai viskas gavos ir taip ir padarysiu. Viskas, ir bus gerai. Mes jau padavai, kurva, trenkėse veiks, visą laiką veiks, blėt. Klau, išvažiuosiu ir ištreiliu. Benediktas Daučionas. Kodėl jis taip negražiai elgėsi? Kodėl mums neduoda grožio? Šitaip neblogai sekėsi jam. Nu ką reiškia neblogai? Buvo įdomu žiūrėti, bet gal kažkokios tai techninės kliūtis, dar kažkas. Nerijus Kilčiauskas kol kas yra su fainu... Nu ką, nafui, kvalifikacija numeris 2, blėt. Baudžiūniškai, Sveiki, gerbiamoji publika! Šiaulių meras! Meras! Šiaulių meras! Sveiki, gerbiamoji publikai, tikrai labas vakaras. Bet šitas gabalas tikrai žiaurus. Mes turim merą Šiaulių merą savo namie Baliui, kur čia neturėjo būti Baliaus, bet atsitiko Balius ir let's come on, yeah. Tai Baudžiūnis biškį jau pavargęs, pervargęs. Bet smagu, buvo smagu. Atein Simuks pakomentuoti. Nu Simukai, neužimta gali eiti. Pakomentuok apie šiandienos savaitgalį ir aplamai. Yra teisų ir pakomentuosiu. Gerai. Tu komentatorius šiaip, Drago. Aš esu komentatorius. Nu tai trumpą komentarą. Trumpas komentaras. Trumpas komentaras apie Baudžiūnio važiavimą. Super. Vyras turi potencialo. Vyras turi daug potencialo ir didelius kiaušus. Trumpas komentaras apie patį Volvo. Yra kur tobulėti. Trumpas komentaras apie Šiaulių miestą. 10 iš 10.